Taip bus. Trečiais visas paskelbs? Vaikščiomis. Ai, va, projektas, ne? Va, tada jau. O pelytės, junka, apirkta. Pelytė pasis? Yra. Ne čia. Čia piniginė, tu iškart prie piniginės. A, jo? Čia yra. Nu, perka. Vala. Pelka. Yra pelka. Yra. Tai gerai dabar. Na va, turėjau. Telefoną pasidėjau. Donatas komandiruotė. Gerai. Vėluoja pralaikyti nekelia. Tai nedalyvauja jau kas. Tai gal nesvarbu, ir visų komitetų dauguma yra. Kažką dar man pagelbėti. Matysim, čia. Gerai, 10. Svarbiausia, kad balsavimo čia nėra pabaigoje. 10. Tai jau, opa. Tai labą rytą visiems. Labą rytą. Ar sutinkat, kad bendrasis, kaip čia dabar pasakyti, jungtinis komitetų posėdis prasidėtų ir šitam posėdžiai vadovaučiau aš, biudžeto komiteto pirmininkas. Tai tau, o kitiem? Neturi reikšmės. Nu, tai jeigu sutinkat, tai tada aš prisimu šitą įpareigojimą ir posėdį galim pradėti. Posėdį susirinkę visi komitetai atstovaujami mūsų tarybos narių ir kol kas nedalyvauja, tik taip Pranaitytė turbūt. Ar bus, ar nebus, nežinau. Ramutė ir Gritėnas yra prisijungę nuotoliniu būdu. Jie turbūt girdimus, ar girdit, prašom mosuoti ir pasirodyti. Girdim. Sveikinimą išmirštino. Per garsiai girdit. Prašom pasirodyti dokumentus, kad turit, kad čia jūs esat. Bra. Nu va, matai? Ramutė, kur Ramutė? O, Vytautas tvarkingai, ačiū. O Ramutė? Nu, matai, supranti, kad neveikia ką. Nu, nesvarbu, mes vis tiek galim posėdžiauti, net ir nedalyvaujant Ramutė. Taip, kad jokį daugumą tikrai gausiai susirinkę, labai įdomiamas klausimas. Matau gerbiamą merą, vicemerą, administracijos direktorių. Šitokios gausos skyrių vedėjų, nežinau, kad tiek yra. Kiek susirinkę dabar. Visiems dar kartą sveiki gyvi ir galim pradėti šitą mūsų vienintelį patį svarbiausią, sakykime, rajono tarybos darbo klausimą, tai biudžeto pristatymą. Balsuoti šiandien nereiks, kada rinksimės komitetuose kitą savaitę, tada mes turėsim balsuoti dėl savo nuomonės, o šiandien tiesiog informaciją išklausyti ir išsakyti rūpimus klausimus ir pasiūlymus. Ar reikalinga dar man pagarsit, kas kam komitetą atstovauja, ar visi žinot? Nu, žodžiu, biudžeto komitetas, kaimo sveikatos socialinių reikalų, kontrolės komitetas, švietimo, kultūros, jaunimo ir savivaldos reikalų komitetas. Visų atstovai čia yra. Tai jeigu sutarėm, tai galim prašyti tada Šarūnės, kad jis pradėtų darbą. Taip? O ką jūs nieko nesako, tai iš kur aš žinau? Ar gerai nusišalinti? Privaloma. Palauk. Tai aš norėčiau būti ta pirma, kur noriu nusišalinti. Aš sakau dar kartą. Jeigu niekas nieko nesako, ašgi nežinau, kad ram sakyti, kas nori nusišalinti. Kiek yra norinčių nusišalinti?
Gerbiami tarybos nariai, matau, kad jūs norite išvengti labai atsakingo darbo. Tai tada aš manau, kad kiekvieno nereikia svarstyti, o tiesiog visiems nutarti, balsuojant, kad neleisti nusišalinti tarybos nariams nuo Panevėžio rajono savivaldybė biudžeto pristatymo, nes kitaip mūsų reiks išeiti iš salės ir nebus kam klausyti. Kas už tai, kad neleisti ne vienam tarybos nariai nusišalinti, prašau balsuoti. Devyniolika už, 20. Kas prieš? Kas susilaikė? Kas nenusišalina? Aš nenusišalinu. Tai mes 2 darbininkai tik esam. 3, teisingai, 4, 5. Gerai. Prašom protokoluoti, 5 nenusišalina, kiti nusišalina ir galim tęsti darbą. O, sakė, dūmus komandiruotėj, pasirodo iš čia. Tai dabar gerbiami ir tarybos nariai, ir visi posėdė, absoliuti tyla iki, kol baigs pristatymą, po to prasidės kalbos ir klausimai. Prašom, Šarūnė. Panevėžio rajono savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto projektas yra parengtas. Įjungta raudona. Netelpamės kitaip. Nežinau, ar čia bus gerai. Nebus man čia biškai negerai. Nesvarbu, gal girdėsis geriau. Parengtas yra atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymą. Šio įstatymo 5 priede yra numatytas svarbiausias savivaldybei prognozuojamas rodiklis, tai yra gyventojų pajamų mokestis. Palyginus su 2024 metais jis yra planuojamas 12,7% didesnis. 2026 metams palyginti su 2025 yra planuojamas 4,6% didesnis, o 2027 metais planuojamas 6,5% didesnis nei prieš tai. Savivaldybės visos pajamos yra 75 300 000 25 metams, iš jų didžioji dalis yra mokesčiai, tai yra 57% viso biudžeto. Ir didžioji dalis mokesčių yra gyventojų pajamų mokestis, kuris daro 55%, tai yra 41 500 000. Antroje vietoje yra gaunamos dotacijos iš valstybės 33%, iš jų didžioji dalis yra gaunama mokymo lėšų, tai yra 14 500 000 ir likusi dalis 10% yra gaunama ES lėšos projektams vykdyti, įvairios rinkliavos ir už paslaugų suteiktų įstaigų gaunamos pajamos. Palyginti 24 ir 25 metų gaunamas pajamas, matomės, kad 3 išsiskiria grupės, kurios daugiausiai augo, tai yra mokymo lėšos 1,9 milijono, gyventojų pajamų mokestis 5,3 milijono ir planuojamas šiais metais gauti daugiau ES lėšų projektams vykdyti, tai 3 200 000. Viso savivaldybės asignavimai pasiskirsto 8 programoms vykdyti. Kaip ir kasmet didžioji dalis išlaidų tenka švietimo programai 43%, tai yra beveik 36,5 milijonai. Antroje vietoje socialinės atskirties mažinimo programa 16,5% arba beveik 14 milijonų eurų. Trečioje vietoje savivaldybės valdymo programa 15,6% arba 13 milijonų eurų.
Visas savivaldybės visi asignavimai įstaigoms buvo planuojami pagal strateginėme plane patvirtintus kriterijus. Darbo užmokestis buvo planuojamas atsižvelgiant į pakeistą darbo užmokesčio įstatymą, padidėjusią minimalią algą. Taip pat yra planuojama padidinti darbo užmokesčio koeficientus darbuotojams išlaikomams iš savivaldybės biudžeto lėšų, tai yra 0,06 koeficiento. Tai yra panašia išraiška lėšų didėja ir minimali alga. Tai kad nebūtų didelio atotrukio tarp minimalią algą gaunančių darbuotojų ir dirbančių pagal koeficientus yra didinama. Taip, toliau pirma programa. Čia yra palyginimas programų 3 metų. Matosi, kurios programos yra keletas, kurios ryškiai didėja, viena programa, kuri yra pamažėjusi. Tai įtakoja pagrindė ES projektų vykdymas pasikeitimus ir mokymo lėšos, tai yra mokytojų darbo užmokesčių didinimas. Pirma programa savivaldybės valdymo programa, tai yra apie 13 milijonų viso biudžeto. Joje yra skiriama kontrolės ir audito tarnybos išlaikymui 156 700 eurų, priešgaisrinės tarnybos išlaikymui 1,5 milijono, iš kurių didžioji dalis yra valstybės skiriamos lėšos 1 400 000, likusi suma yra skiriama savivaldybės biudžeto. 11 200 000 yra skiriama savivaldybės administracijai, tai yra lėšos skiriamas savivaldybės administracijai išlaikyti darbo užmokesčių, komunalinėms paslaugoms, remonto darbams, projektams vykdyti. Planuojamas mero rezervas yra ne mažiau kaip 0,25% nuo savivaldybės gaunamų pajamų, tai yra 150 000. Paskoloms palūkanoms mokėti yra planuojama 710 900 eurų, mero fondas planuojamas 20 000, savivaldybės tarybos darbo organizavimas 442 100 eurų, 53 600 eurų planuojama projekto valstybinis žemės nuomos mokesčio skaitmeninimas Panevėžio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybėse projektų įvykdyti. Iš valstybės planuojama šioje programoje gauti 1 200 000 eurų ir savivaldybės biudžeto lėšų likutis yra planuojamas, iš kurio didžioji dalis 100 000 yra skiriama projektui įgyvendinti Panevėžio rajono savivaldybės administracinio pastato Vasario gatvės 16/27 Panevėžio mieste modernizavimui. Taip pat yra skiriama 222 900 eurų seniūnijų darbo organizavimui šioje programoje. Antra programa, švietimo programa, kaip ir minėjau, didžiausi asignavimai šioje programai yra skiriami. Čia yra pateikti 2 grafikai, tai yra švietimo įstaigos, kiek asignavimų sudaro, ir administracija šioje programoje, o spalvotas kvadratėlis rodo, kaip susidaro finansavimo šaltiniai mokyklose. Tai matosi, kad didžioji dalis yra mokymo lėšos. Tiesiog neskaičiasi, tiesiog vizualiai, kad įsivaizduoti, kokia tai apimtis yra. Paskui aš prašiau klausimus, pasižymėkit, nepaaiškinkit. Švietimo įstaigoms viso yra skiriama 29 700 000. Valstybės, savivaldybės įstaigų lėšos Yra paskutinis. mėlynas, mažiukas, pats mažiausias. Ką jis reiškia? Ta raidė? Yra įstaigų renkamos pajamos, yra valstybės lėšos, yra biudžeto lėšos, mokymo lėšos, yra pagal atskirus įsakymus gaunamas valstybės lėšos. Aš dabar negaliu, gali būti, nes aš dabar negaliu išskleisti, negaliu pasakyti. Tai viso švietimo įstaigoms yra skiriama 29 700 000, iš jų mokymo lėšų 14 400 000 yra skiriama pagal mokymo lėšų metodiką, klasių grupių skaičių ir mokinių skaičių juose. 13 200 000 yra savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų yra skiriama 1 100 000 mokinių pavėžėjimui, 13 600 Erasmus projektams vykdyti, neformaliajam vaikų švietimui 186 600 eurų, 15 000 trečiam universiteto veikloms, 65 200 skaitmeninių mokymosi aplinkų licencijų įsigijimui, 104 300 yra skirta kompiuteriniai technikai įsigyti, 15 000 švietimo centrui
įgyvendinti pasiruošimui įtraukiajam ugdymui ir literatūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planui įgyvendinti. 44 800 eurų yra skiriama nepilnam naujamiesčio mokyklos klasės komplektui finansuoti 8 mėnesiam. Komunaliniam paslaugom viso įstaigom skiriama apie 940 000, darbo užmokesčių iš biudžeto lėšų skiriama 9 700 000, vaikų nemokamo maitinimui prisidėti 352 000. Iš valstybės lėšų planuojama gauti 110 000 privalomam ikimokykliniam vaikų ugdymui. Taip pat yra gaunama valstybės lėšos mokinių nemokamam maitinimui 627 500 eurų. Savivaldybės administracija gauna 6 700 000 asignavimų šioje programoje. Savivaldybės biudžeto lėšos už to yra 1 800 000. Planuojama 10 000 spaudinių leidybai, 12 000 studijų rėmimui, 15 000 suaugusių neformaliajam švietimui, 30 000 pedagogų perkvalifikavimo programai vykdyti. Taip pat yra planuojamas projektas ugdymo prieinamumo atskirai patiriantiems vaikams didinti Panevėžio rajone, tai yra 1 484 500 eurų, ir kitas projektas Tūkstantmečio mokykla 200 000. Taip pat yra planuojama biudžeto lėšų likutis beveik 2 600 000, iš kurio didžioji dalis yra skirima Panevėžio rajono STEAM centro statyboms. Trečia programa yra aktyvus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa, tai yra beveik 7 milijonai eurų. Iš jų savivaldybės administracijai skiriama 2 100 000 ir biudžeto lėšų sudaro 1 300 000. Planuojama 90 000 kultūros įstaigų kolektyvų kelionėms ir kultūros projektų kofinansavimui, 34 000 prevencinių programų rėmimui ir trūkstamų policijos pareigūnų pritraukimui, 105 000 nevyriausybinių organizacijų rėmimui, 100 000 religinių bendruomenių rėmimui, 110 000 dalyvaujamam biudžetui, 250 000 nevyriausybinių organizacijų sporto srities rėmimui, 40 200 jaunimo politikos įgyvendinimo priemonėms, 4 000 vaikų mokymo plaukti programai, 180 000 skaitmeninis amatų turizmas projektui įgyvendinti. Iš savivaldybės biudžeto lėšų likučio skiriama 43 000 eurų sporto infrastruktūros sukūrimui rajone, 500 000 projektų sumanijo kaimo strategijos projektų įgyvendinimui, 60 000 modulinių namelių įsigijimui bendruomeniniams reikmėms. Kultūros įstaigoms, tai yra kultūros centrams išlaikyti skiriama 3 300 000, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 3 100 000 ir skiriama pagrindiniams rajono renginiams rengti 284 400 eurų, 5 000 yra skiriama atviro jaunimo rato veikloms, 219 800 komunalinių paslaugų išlaidoms, darbo užmokesčiui 2 300 000. Bibliotekų veiklai yra skiriama 1 600 000, iš jų didžioji dalis yra savivaldybės biudžeto lėšos, yra papildomai gaunama iš valstybės tik 45 700 viešosiams bibliotekoms dokumentams įsigyti. Švietimo centrui šio programoje skiriama 32 500 eurų sporto priemonių organizavimui ir dalyvavimui sporto renginiuose. Seniūnijoms skiriama 21 000 eurų. Ketvirta programa - infrastruktūros priežiūros modernizavimo plėtros programa, tai yra 7,1 milijono eurų, arba 8,4% visų asignavimų. Iš jų savivaldybės administracijai yra skiriama 6 300 000, savivaldybės biudžeto lėšos 1 500 000, iš jų skiriama 50 000 sodininkų bendrijų rėmimui, 30 000 paveldo objektų priežiūrai, 50 000 individualių geriamojo vandens gavybos įrenginių statybos išlaidų daliniam kompensavimui gyventojams. Planuojama gauti 2 600 000 valstybės lėšų rajono kelių ir gatvių remontui bei statybai. 1 900 000 yra savivaldybės biudžeto lėšų likutis, iš jo planuojama 300 000 projektų įdidinti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Panevėžio rajone įgyvendinimui, 120 000 gyvenamųjų būstų įsigijimui, 800 000 rajono kelių ir gatvių statybų remontui, 200 000 individualių nuotekų tinklų statybos išlaidų dalies kompensavimui gyventojams. Yra planuojama 800 000 seniūnijoms,
Seniūnijos seniūnims yra skiriama 100 000 gatvė apšvietimui, 46 600 yra gatvių šviestuvų lempų keitimui į LED tipo lempas, 60 000 kelių gatvių priežiūrai, 100 000 socialinių būstų remontui ir 63 300 eurų yra aplinkos tvarkymas, šienavimas. 5 programa yra socialinės atskirties mažinimo programa, beveik 14 milijonų, 16,5% visų asignavimų. Savivaldybės administracijai skiriama 9 milijonai 600 tūkstančių. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 6 milijonai 800 tūkstančių, planuojama vienkartinėms pašalpoms 200 tūkstančių, socialinėms pašalpoms 2 milijonai 570 tūkstančių 800, pagalbos pinigų mokėjimas 250 tūkstančių, 1 300 000 apmokėti už globos įstaigų teikiamas paslaugas, 117 900 kompensacija už pirčių paslaugas. Toliau yra planuojamas projektui įgyvendinti paslaugų reikalingų įgyvendinti institucinę globą pertvarką asmenims su intelekto ar psichinė negalia įgyvendinimu 628 700 eurų. Planuojama gauti valstybės deleguotų lėšų šioje programoje 1,5 milijono. Taip pat pagal atskirus teisės aktus yra gaunama valstybės lėšos 80 200 akredituotam vaikų dienos centrams, 43 900 laikino atokvėpio paslaugoms teikti, 76 400 eurų neįgalių reabilitacinėms paslaugoms teikti. Iš savivaldybės biudžeto lėšų likučių planuojamas 1 100 000, iš jo kompensacija vežėjams 502 100 eurų, projektui Panevėžio rajono socialinio būsto fondo neįgaliesiems baigusioms šeimoms plėtrai 443 000 eurų. Seniūnijų socialinių darbuotojų darbo organizavimui šioje programoje numatoma 79 200 eurų. Socialinių paslaugų centrui 4 milijonai 100 tūkstančių viso asignavimų, iš jų yra valstybės deleguotos funkcijos beveik 600 tūkstančių, savivaldybės biudžeto lėšos 2 milijonai 500 tūkstančių. Pagal atskirus aktus yra gaunama 78 800 eurų valstybės lėšos asmeniniai pagalbai teikti ir administruoti, 89 500 socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčių didinti, 27 000 kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti, bei 16 900 eurų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimo įstatymui įgyvendinti. Viso šioje socialinių paslaugų centro asignavimuose iš darbo užmokesčių skiriama 3 300 000. Sveikatos apsaugos rėmimo programa beveik 2 milijonai eurų, apie 2% visų asignavimų, 1 300 yra savivaldybės administracijai, iš kurių tik tai 150 000 yra savivaldybės biudžeto lėšos, planuojama 10 000 gydytojų pritraukimo programai, 40 000 dalinėms kompensacijoms sveikatos priežiūros specialistams mokėti už vykimą į darbo vietą, 50 000 projektui Panevėžio rajono sveikatos centro priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimui vykdyti. Visuomenės sveikatos centras šioje programoje turi 683 600 eurų. Didžioji dalis yra valstybės lėšos 538 000 ir tik 45 500 skiriama savivaldybės biudžeto lėšų, kurios yra naudojamas prisidėjimui prie projekto vykdymo ir daliniai kiekvienos darbo kompensacijai sveikatos priežiūros specialistams mokėti. 7 programa tai yra aplinkos apsaugos programa, joje visi asignavimai yra skiriami savivaldybės administracijai, beveik 1 600 000, didžioji dalis 1 400 000 yra planuojama komunalinio atliekų surinkimų ir tvarkymų, tai yra sumokėti už praco teikiamas paslaugas. 8 programa ekonominio konkurencingumo didinimo programa, beveik 3%, 2,5 milijono asignavimų. Savivaldybės administracijai visi skiriami yra, beveik 500 000 yra savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų 79 000 skiriama smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui,
82 600 yra turizmo veiklų rėmimui, 200 000 2 projektų susijusių su kadastro vietovių grioviūrės esančių statinių rekonstrukcijai vykdyti ir 45 000 yra planuojama 3 projektų gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui vykdymui. Taip pat yra planuojama savivaldybės biudžeto lėšų likutis 100 000, tai yra projektui bendradarbystės erdvės įkūrimas Velžyje, Panevėžio rajone. Visos savivaldybės asignavimus galima išskirstyti į 2 grupės, tai yra darbo užmokesčių ir išlaidom. Šiais metais pasiskirsto praktiškai vienodai, tai yra beveik po 42 milijonus eurų. Šiais metais pernai metais buvo šiek tiek daugiau, visą laiką būdavo šiek tiek daugiau darbo užmokesčiui keliais procentais, bet šiais metais dėl didesnės apimties ES projektų šie procentiniai dydžiai susilygino. Pagal atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sandoros įstatymą ir reikalavimą numatyti finansinius rodiklius 26-27 metam, tai 2026 metų savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai planuojami 81 200 100 eurų, o 27 metams planuojamas pajamos ir asignavimai 89 56 100 eurų. Ir visų 3 metų biudžetai yra subalansuoti. Savivaldybės biudžeto svetainėje biudžeto projektas buvo paviešintas vasario 3 dieną, 7 dienas yra laukiama pasiūlymų ir tai yra iki vasario 10 dienos. Tai dabar gal kažkokių klausimų. Imtinai, iki darbo dienos pabaigos raštu. Man, jeigu galima. Kas pirmiausia akis užkliuvo? Atviras jaunimo ratas, jo veikloms 5 000. Kas yra atviras jaunimo ratas? Galit patikslinti man? Čia, kur yra Ramygalos atviro jaunimo centro tas ratas, čia jų veikloms 5 000. Bet čia kas per ratas? Jie taip pasivadinė, yra kiekvienais metais nieks kaip ir nesikeičia, tas pats. Gal aš galėčiau patikslinti, tai yra atviro jaunimo Tai tiesiog veikloms. Jie gauna projektinės veiklas ir dar papildomai prašo 5 000 savo veikloms įgyvendinti. O jaunimo savanoriškai tarnybai iš kitur prašysit ar neprašysit? Mes esam pasiprašę, esam įsitraukę į biudžetą. Aš porą tokių punktelių užsirašiau, tik tai greit prabėgom, tai tiek. Dabar seniūnijų darbo organizavimas 229 000. Tai kas čia tokio yra? Seniūnijų pastatų išlaikymas, jų transporto priežiūra, jų transporto visas, seniūnijų, visų 12 seniūnijų išlaikymas. Tai yra jų ryšiai, transportos, kvalifikacija, komandiruotės, komunaliniai. Nes seniūnijos įsiskiria per kelias programas, tai yra pirma programa, tai yra jų pačių išlaikymas, kitose programose yra vykdomos veiklos. 4 programoje yra tai, kas yra susijęs su rajono infrastruktūra, tai yra keliai, apšvietimai ir panašus dalykai, ką jau jie tvarko, remontuoja, aplinkos priežiūra. 3 programoje, ką jos daro su kultūros objektų priežiūra per kelias programas, ir 5 programoje yra taip pat socialinių darbuotojų seniūnijose išlaikymo darbo vietų. Aš tik tai norėjau dar paklausti, o nėra numatyta, ką mes kalbėjom apie įdarbinimą žmonių prie seniūnijų, po porą maždaug žmonių, kiekviena seniūnija nėra numatyta? Ir kadangi seniūnijos turi problemų su tam tikrais darbuotojais, žinot, per viešųjų darbų programas, per socialinius programas, tas kontingentas šiek tiek, kaip čia pasakius, tai yra pageidavimas, kad turėtų etatinis 1-2 darbuotojus seniūnijai, kad galėtų dirbti. Bet kol kas diskutuojam, žiūrim, kokį sprendimą priimti, ateityje tikrai prie to klausimo grįžti. Klausimų, ką turiu. Gydytojams pritraukti tik 10 000. Kodėl tak maža? Ne, čia ne pavėžėjimas. Pavėžėjimas yra atskirai 40 000. 10 000 yra, nes buvo toks pateiktas poreikis. Tai tiek ir planuojama.
Aš galėčiau labai pakomentuoti. Čia yra nesibaigiantis klausimas. Vakar buvo asociacijos valdybos posėdis, ten kviečia savivaldybės būti dalininkais įvairiausių saulės parkų ir skau labai gerai pakalbėjo Plungės meras Kalnius. Kretingos, kaip pasakė, nekiškit savivaldybių į visokius saulės, vėjo jėgainių, konglomeratų ir taip toliau. Nes savivaldybės funkcija. Jo, būtent privatus biznis. Čia mums paskolas, jums taip toliau. Taip, ta pat tema buvo liesta. Kodėl savivaldybė turi rūpintis gydytojais, švietimo darbuotojais, policijos darbuotojais. Va čia yra neįsprendžiama problema. Mūsų tas 10 000 yra gydytojų skatinimui. Kaip aš kalbėjau, man atrodo, ankstesniuose posėdžiuose, kai atsiranda problema tam tikrose kaimo ambulatorijose ir šeimos gydytojų kabinetuose, mes tiesiog paremiam tos gydytojus, kurie sutinka važiuoti į kaimą ir dirbti ir padėti kaimo gyventojų. O dėl pritraukimo čia vyksta tokia, kaip čia pasakęs, panašiai kaip NBA. Jeigu tas milijoną, kitas siūlo 2 milijonus. Tai be pabaigos gali būti. Ir mes nelabai tam pritarėm. Ir nesiruošim to daryti. Tą suprantu, kad iškyla tos problemas ir dabar mes turim iš tikrųjų, ką išnekėjom praeitą ir tiek komiteto, tiek tarybos posėdį, kad Raguvoj atsirado problema, kitur, aš nesakau, nekeliu tikrai jokių problemų ten, kur, sakykime, uždarom šitos medpunktus, ne, ir žmonės, nieko ten baisaus. Mes žinom, kad daktarai atvažiuoja į namus ir dar netgi geriau gaunasi ta paslauga dar geresnė, negu kad buvo iki tol. Bet kad visai gydytojų nėra, arba tik tai atvažiuoja vieną dieną į savaitę ir pabūna 2-3 valandas, čia yra bėda. Gal dėl to čia būtų kažkoks tai paskata tiem žmonėm, tiem gydytojim, kurie ateitų ir norėtų ateiti pas mus į rajoną dirbti. Petrai, kiek siūlai? Supranti, aš pavyzdį sakau, prezidentas, kada viešė, kai aš dar dirbau Panevėžio rajone, aš pasakiau, kad Krekenavoje siūlom 5,5 tūkstančio į rankas, kad daktaras važiuotų. Prezidentas pašoka iš kėdės, negali tai būti. O iš tikrųjų taip yra. Pradėjom moteris poliklinikos kelti, daktarai, atsiprašau, ne moteris. Kodėl mokat aniem, o mum nemokat? Prašau, važiuokit. Niekas nevažiuoja. Va, ir neradom, kas važiuoja. Paskui atsirado iš Kauno važinėje, dabar nežinau, pabėga ar nepabėga jau. Nu tai nepabėga. Tai va, tai čia tikrai aš tą situaciją irgi, kaip meras sako, tikrai lygiai tas pats iš Kauno važinėje, ten dabar nebevažinėja daktarai. Kiek mokėti tam daktarai, kai jis eitų dirbti? Va klausimas kur. Nebe kad mokėti, bet kiek jam reikia mokėti, kad jis važiuotų. Ar jūs įsivaizduojat, kad 5 000 atlyginimus prastas? Bet sakykit, Povilai, prašau, ar įstatymas leidžia vis dėlto tai biudžetinis įstaigos? Tai jeigu taryba nutarė, tai mes ir... Tada galima, jo? Taip. Jeigu yra patvirtinta tvarka rėmimo, tai galima. Ne šiaip tai biudžetinė įstaiga. Bet aš sakau, įstaiga, kiek mokėti, vat ir Petra pirms klausiau, kiek tu galvoji mokėti, Petrai? Nu, kad nėra kas važiuoja. Šiandien 5, rytoj bus 8 reikalingi. Visiškai teisingai. Rytoj bus 8. Tarp kitko, dėl medpunktų šiandien, kiek aš žinau, Upytį seniūnijoje renkasi žmonės, yra 2 nuomonės. Reikalingas, nereikalingas tas punktas, aš nežinau, kaip nulems. Nu, tai va. Aš galvoju vienareikšmiškai, kad žmonės norės, kad išlaikyti tą punktą, bet yra skirtingos nuomonės iš tikrųjų. Vieni sako, reikia, kiti ne. Ir dar klausimas būtų, sakykit, prašau, Lietkabelio komandai numatytas rėmimas finansinis? Sporto rėmimo visom programom yra numatyta. Dėmesio. Sporto srities rėmimų yra numatyta 250 000. Iš tos sumos Lietkabeliui aš negaliu atsakyti, kiek bus metų eigoje skirta. O kuriai, sakykit, šiemet numatyta lėšos bažnyčioms, sakykit? 100 000. 100 000. Tai girdisi taip pat puikiai. Taip, klausimai.
Įsijungė. Eilę metų diskutuojam apie tai, kad reikėtų vis tik tai galbūt ieškoti lėšų pratęsti transportą miesto iki artimiausių priemiestinių gyvenviečių. Velžys, Staniūnai ar ne. Eilę metų to paties prašom. Yra kažkas mąstom ar ne. Nes patikėkit manim, kompensuojam ar ne pavėžėjimą ir visą kitą, bet kai važiuoja šviežias atvejais, pati važiavau į Velžį mikriuku, neduoda talonėlių ir jie iš tikrųjų sukčiauja ir, nesukčiauja, bet tai yra šešėlis. Ir jeigu mes šešėlį remsim, tai mes, iš tikrųjų niekad neturėsim. Tai aš galvoju, yra žymiai protingiau, man atrodo, tada kažkaip tai tartis ir daryti pavėžėjimą. Tuo labiau kalbam apie tai, kad jungiamės prie e-bilieto. Taip, prie e-bilieto, tai man atrodo pratęsti, kad priemiestinių gyvenviečių gyventojams būtų patogiau susisiekti su miestu, tai aš galvoju visai logiškai ir kaštai atsipirktų. Aš įsijungiu, nevešta. Aš įsijungiu dabar. Aš noriu pasakyti, kad seni laikai, kai buvo tas klausimas dėl tų sąžiningumo buvo. Čia Gytė atsimena, kiek mes kovodavom. Atsimeni? Taip, kad nieko gero. Neužsimerkiam. Nieko gero. Aš galėčiau dėl miesto pakomentuoti. Pagaliau. Dėl miesto, dabar mes buvom prieš porą savaičių su meru susitikę, vienas iš klausimų buvo dėl priemiestinio autobusų, bet žinot turbūt, kad kovo mėnesį mero rinkimai, dabartinis meras labai kalbas nesileidžia, sako taip ir taip, bus naujas meras, pradėkit kalbėti. Vienas dalykas. Antras dalykas, miestas nėra labdaros organizacija ir kad mes norim, kad važiuotų į Paliūniškį, į Bernatonį, kažkur kitur, jiem tai yra neįdomu, jeigu mes norim už dyką. Jeigu ne už dyką, kaip Pažagienio atveju, 50 000, nežinau, ar tie pinigai verti tos sumos, nežinau, bet mes mokam miesto savivaldybę. Dabar, kai kalbėjom apie tą e-bilietą vadinamą, dar kol kas jis pilnu tempu neveikia, mes tikimės, kad gal pavyks nustatyti tuos rautus, kiek iš tikrųjų gali reikėti važiuoti ir mes tęsim kalbą su miestu, kad tie priemiestiniai autobusai, kur, pavyzdžiui, važiuoja ten į kokį Babilono, jie nesustotų važiuoti, pavyzdžiui, į Berčiūnus. Apsisuka ratą, grįžti. Va tokius maršrutus, bet čia bus ilgas laikas ir turbūt ne už dyką. Mes patys to padaryti negalim, nenuspręsim to dalyko. Petrai, jeigu girdėjot, ką sakė Šarūnė, kad mes milijoną su viršum skiriam lėšų transporto kompensavimui, tą patį daro visos savivaldybės. O šįryt prieš einant pasiskaičiau apie miesto, Vilniaus miesto kainas, kur labai triukšmauja, kad labai išbrangs. Ir kai buvo parašyta, viso labo reikėtų branginti, sakė, jeigu būtų normaliai, reikėtų branginti 6 kartus bilietus. Tai va ir mieste tas pats yra. Jie irgi kompensuoja savo transportą. Todėl, jeigu būtų pelninga, tai mūsų žmogelė pramušė tas salonėlis visą kitą, viskas tvarkoj būtų. Bet šiuo atveju jie patys kompensuoja. Va ir pasidaro, kad mes turime mokėti. Dėl priemiestinių gyvenviečių aš dar vis prisiminimais gyvenu. Taigi darėm ir Staniūnuose bandomuosius važiavimus, Molainėse darėm bandomuosius važiavimus. Nėra paklausos ir poreikio. Lygiai tas pats, aš labai sėkmingai stebiu, kiekvieną kartą važiuodams kartais užsuku ir palaukiu Pažagienėse. Tikrai sakau šitą tokį savo, kaip sakyt, matau beveik kaltę prieš rajono gyventojus, aišku, pažagieniečiam dovanojam 54 000, kiek aš atsimenu praeitais metais, nevažiuoja žmonės su tuo autobusu priemiestiniu. Gal Dembavai, kur senos tradicijos, kur koncentruota labai didelė 3000 žmonių, gal dar važiuoja. Kai tik tai žmonių mažiau, tai mes turim žiūrėti objektyviai čia. Ne tai, kad vienam kaimui gerai, bet pinigai tai yra viso rajono. Aš pasisakau už tai, kad jeigu žmonės, aš net sakiau, gal perka mes kokį nors seniūnijoje įdarbinam žmogui ir paveštam žmogui. Nevažiuoja tie žmonės su autobusu. Nevažiuoja. Atkreipkite dėmesį į Pažagienis. Kada pamatysit, geriausiu atveju 2 žmonės įlipa. Geriausiu atveju. Daugumoje jisai tuščias važiuoja.
Pirmadienį važiavau, po biškį po 7 buvo, į Pažagienį autobusas važiuoja. 2 žmonės. O aš sakau, užsukit tarybos nariai, pasižiūrėkit stotelį. Ne prieš Pažagėnius aš, bet dovanot vis tiek gyvenvietė vienai 54 000. Tai tų gyvenviečių mes turim daug. Žiūrėkit, o nemanoma, pavyzdžiui, padaryti. Va, aš tik norėjau pasakyti. Todėl, kad aš pasitempavau, matau, tai važiuoja vienas autobusas, už 10 minučių važiuoja kitas autobusas, o paskui 1,5 valandos yra didžiulis tarpas. Čia yra tiesiog... Aldutė, ar galim mes ką nors įtakoti ir pasakyti, vat kaip Daiva su Petru sako, kad Dembavai važiuoja kas 10, paskui valandą nevažiuoja. Taip, jeigu atsimenat, svarstant klausimą dėl tapimo dalininkų, direktorius kalbėjo, kad jie dėlioja tuos eismo tvarkaraščius. Tai Panevėžio rajono savivaldybė tiesiogiai įtakoti eismo tvarkaraščių, sakykime, sudarimui, laikų keitimui negali. Paprasčiausiai mes tik galim tarpininkauti, prašyti. O pasamdėm dabar, nutarėm šitą žmogų ar firmą, kur ten mokam iš projekto dabar, jie neturės įtakos jokios. Kai bus įgyvendinamas projektas, bus e-bilietas, jie tada ir skaičiuos srautus, kokiu laiku daugiau keliauja. Gerai, aš siūlau, labai plati tema yra diskusija, mes sakau, tikrai, norėjau sakyti, čia tema, kurios mes šiandien neužbaigsim biudžetą svarstydami, čia yra vienas smulkus biudžeto niuansas, aišku, liečiantis labai nedidelę žmonių grupę, kurie naudojasi šitą paslaugą. Labai nedidelė žmonių grupė važiuoja su tais autobusais. Kas klausimų toliau turi? Aš įjungiu. Prašau, Osvaldai. Kam tu išjungi? Buvo gerai. O sakykit, mes visada šalia biudžeto svarstymo turėdavom reikalingų remonto darbų, dar tokį papildomą sąrašiuką, dar remonto poreikio. O šįmet čia visas tas poreikis jau patenka į biudžetą, ar mes jį dar turėsim tų reikalingų remonto darbų? Negaliu jums. Nes neišjungiu. Ačiū. Remonto sąrašai būdavo tarybos nariam pateikimi dėl geros valios, bet iš principo tai yra mūsų vidiniai dokumentai, kuriuom remiantis mes svarstom, kokias lėšas skirti. Šiemet mes pasirinkom šiek tiek kitokį variantą. Yra dabar numatyta tie darbai ir tie pirkimai, kurie yra būtini. Visi kiti mes paliekam tas lėšas tarybos narių valioj. Kodėl šiaip sakau? Norim, kad kiekvienas įstaigos vadovas, prašydamas 50-100 tūkstančių eurų, turėtų jausti atsakomybę ir įtikinamai įrodyti, kad jam tų lėšų reikia. O todėl mes tai pakeitėm. Tie sąrašai yra? Yra. Tai ar tarybos nariai nori jų matyti? Nori. Tai gal duokim gal. Bet tai, mums nesunku, bet tai yra pageidavimo koncertai, kurie, kaip čia pasakė. Ne, tai poreikis, bet, gal, sakyčiau, ir įdomu pasižiūrėti. Gerai, galėsiu pateikti. Gerai, sutarėm šituo klausimu. Tai atsakymas yra dabar jau. Atsakymas, kad bus sąrašai. Merė, Osvaldas klausė, kada sąrašai bus. Arba rytoj, arba pirmadienį. Sąrašai yra. Tada galima manyti rytoj, nes... Jo, jeigu pirmadienį pateikimai, tai jau tada. Tai tada pateiksim, persiūsim rytoj. Arba pateikimo terminą praeiktų 11 dienos. Nepadės, vis tiek visą laiką visi patikės 17:00. Nepagelbės, visą laiką viskas yra patikima paskutinę minutę. Kas dar klausimų turi? Aš turiu klausimą, kodėl projektas vadinasi 2 metų? 3 metų. 3. Toks įstatymas. Dėl to, kad įstatymas pasikeitė ir biudžetas yra privalomas patvirtinti 3 metams. Tiek vyriausybė, tiek valstybė daromas 3-metis planavimas. Tik tai tiek, kad 1 metai yra planuojama kaip visada viskas smulkiai, o 2 metai yra bendrom sumom. Paskutiniais metais jau kitai kadencijai dirbsiu.
Ar dar klausimų turi kas? Aš gal trumpai tik tai, gal galite patikslinti, kas yra skaitmeninis amatų turizmas? Projektas. Ten vienas ar daugiau yra kažkokių? Vienas projektas. Mhm. Tai gal plačiau biškučiuką kas? Tai yra įgyvendinamas projektas, kuriam taryba yra pritarusi ir įgyvendinama Linų muziejų ir Svarnės skaitmeninės amatų parodos. Ačiū, labai aišku. Turim unikalią galimybę šiandien pasišnekėti visi, sugaišom laiką, nesugaišom, o teisingai skiriam laiką šitam klausimui, prašau klausti ir aiškintis. Turim tokią gausią grupę skyrių vedėjų, kurie tikrai žino savo darbus, puikiai išmano ir gali atsakyti visus rūpimus klausimus. Pavyzdžiui, man klausimas, kokiem bendruomenėm bus nameliai perkami? Numatoma Šuojoj ir Lepšių kaimui. Ačiū. Dar aš galiu pakomentuoti, buvo prašymas Pažagienių bendruomenės, 2-3 namelių, kiek jie prašė, kol kas mes neįtraukiam, kadangi Pažagieniai. Kadangi mes taip, žinot, patalpas tam tikras nuomojam ir suteikiam Pažagieniam, mes matėm, kad tai yra neteisinga, palyginus su kitom bendruomenėm. Kol kas susilaikom, paskui žiūrėsim, kaip jis spręstas klausimas. Toliau, būstui. Merė, išjunkit mikrofoną. O, dabar pas mane įsijungi. Šitą, aš noriu paklausti, Raguviečiai liktai teikia prašymą, ar nespėja, ar jie irgi nori patalpų, tai ar jie gaus tas patalpas ar ne? Modulinį namelį, kaip girdėt, yra perkami 2. Šuojai ir Lepšių bendruomenė. O kokia namelių vertė maždaug? Apie 30 000. Žiūrint, koks namelis. Raguvos bendruomenė mes turim prašymą, kur antram aukšte buvo medicina skirta, bendruomenė pagėtautas patalpas duoti, ko gero, mes tada nepriim sprendimą, bet ko gero, kad yra problema tame, kad ir ten 3 bendruomenės dabar Raguvoj. Bet ko gero, kad taip. Bet jie žino, kad parama bus į 3 dalis dalinama. Tai va, nes, žinai, Naujarodžiais buvo irgi įsikūrė kaime, kiek nori tiek bendruomenių, bet kada parama kaime ateina. Jei dar galima komentuoti, kad kviečia bendruomenį, mes ir vakar buvom susirinkę šnekėti, yra tam tikra problema. Mes ir dabar sukam galvą. Dalis bendruomenių turi savo patalpas, visos išlaidos ant jų galvos. Dalis bendruomenių patalpas turi mūsų savivaldybės patalpose ir už nieką nemoka. Ir dar yra bendruomenių, kur nuomoja patalpas ir kurias moka savivaldybė. Tai mums dabar reikia, kad būtų visiems teisinga. Ar mes visas bendruomenės, kurios mūsų patalpom naudojasi, turėtų mokėti ir mokesčius? Tokiu atveju yra siūlymas, kad šiek tiek didinti bendruomenių, tą 1000 eurų padidinti į didesnę pusę. Tai turėtų užkausti mokėti. Tai būtų teisinga, kaip čia sako, dėl mokesčio. Kad patalpose gyvenam ir mokam. Ar vėl? Nu. Bet kaip Petras sako, Raguvoj 3 bendruomenė. Mes į 3000 duosim Raguvoj. Kol kas taip yra. Truputuką prie to paties. Spaudoje jau nuskambėjo, kad rajono savivaldybė įsteigs bendruomenių pareigūnų ar koordinatoriaus, kaip ten skaitosi etatą. Ar yra numatyta tada finansavimas šitai pareigybei? Nes jau spaudoje nuskambėjo, kad bus bendruomenių veiklos koordinatorius, kažkas tai tokio. Jau labai gražiai, jau ir meras pats sakė, aš ten sakė, taip, mačiau citavimas, taip. Tai spauda turbūt pasirėmė bendruomenių pirmininkės postų Facebook'e. Tai tokios informacijos, nes čia yra po mūsų pokalbio, mes kalbėjom apie tokią galimybę, bet ir apie kitokias galimybės kalbėjom, kad galbūt jie galėtų pirkti paslaugą iš pavardė ir įvairių galimybių ir mes sakėme tokiom supirkimui. Konkrečiai, direktoriau, bus ar nebus? Nes mes taip čia išvečiuoti iki vakarą nes. Šiai dienai šiandien nebus. Nebus, ačiū. Va. Tai va.
Ačiū. Tada būstų įsigijimui 120 tūkstančių. Dėl praco apmokėjimui numatyta 1,5 milijono sekančiais metais. Kiek šiais metais mes užmokėję esam? Negalit pasakyti? Man atrodo, kad netoli irgi. Netoli 1,6, man atrodo, milijono. Tai Bet bus mes renkam tas įmokas, mes gaunam ir jas sumokam. Tai tikėtina, kad šiais metais mes suma gera. Dideli pinigai. Taip, įdomu, kaip pateisinti jie turėtų. Daugiau dar. Nes čia 1,4 dabar numatyta, bet tikrai to bus mažai, reikės didinti šitas pajamas. O dėl socialinio būsto, čia yra apie socialinio būsto pirkimą. Mes patvirtinom tas kainas. Mes patys biudžetą tvirtinom mes tarybą. Būstų įsigijimui. Čia socialinių būstų įsigijimui naujų. Būstų įsigijimui. Kiekvienais metais savivaldybė parduoda socialinius būstus, nebenaudojamos prastos būklės ir taip toliau. Mes tas lėšas renkam ir kaupiam. Jų yra sukaupta virš 100 000. Šiais metais buvo nuspręsta, kad pagaliau mes gal galim įsigyti už tos pinigėlius. Iš tų sukauptų pinigų, viskas aišku. O daugiau aš tada noriu paklausti to pačio. Ką aš ir buvau siūlęs, kadangi, kaip ir sakiau, nuo naujų metų sumažinta buvo parama jaunom šeimom įsigijančiam būstus 50%, tai aš siūliau, kad savivaldybė prisidėtų. Kiek žinau, lyg tai tvarka, kaip ir bando atkurti, ar ne kažkokią. Ir lyg tai žadat padėti, kiek maždaug žadat padėti. Kol kas, kol nėra tvarkos, nėra ir lėšų numatyta. Aš kaip kalbėjau, praeitą tarybą aš kalbėjau, ar komitetį nebeatsimenu. Sakiau, mes dabar, Aldona, mes ruošiam tvarką, tada pateiksim tarybai ir numatysim lėšas jaunom šeimom. Bet ten ne taip paprasta, apie 5 000. Jeigu šeimai kiek už prašymų 20 prašymų, tai papildomai 100 000 reikia. Ne taip mažai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Bet tarybos valia yra. Kad mes neprisimam tos atsakomybės, kad mes čia 1, 2, 3 nutarėm, bus viskas taryba pritars valio. Mes savo amžiuje paprastai į jaunus ir žiūrim. Bet reikia mylėti kaimą. Kaimas atsigaus. Nes dabar visą lentą į Valstybė buvo labai gerą politiką priėmus. O kodėl jie panaikina dabar, tai jiem nesuprantamas, nesuvokiamas dalykas. Gal atstatys dabar? Ne, yra pakeista metodika, tikrai nebeatstatys. Gerai, kas dar? Keletą žodžių dėl kelių. Gauna 2 milijonus kažkiek tai. Kaip tie, kurie numatyti eksaltuoti čia prie tų 2 milijonų, ar šities rajono keliukam pažviruoti? Yra numatyta iš vyriausybės gauti 2,6 milijono ir savivaldybės biudžeto lėšom dar papildomai yra apie 800 000 matyta kelių gatvių tvarkymui priežiūrai. Bet aš negaliu atsakyti, ar čia bus nauji, ar čia bus asfaltuojama, ar čia bus remontuojama, negaliu pasakyti. Ai, kol kas dar neaišku. Tos 800 000, aš sakyčiau, galima dar ir palaikyti čiutne rezervę, jeigu bus būtinybė. Jeigu mes išasfaltuosim 1 arba 2 gatvites visam Panevėžio rajone iš savo biudžeto pinigų, ne kažkiek mūsų gerbuvis pagerės žmonėms. Jeigu ką dar galima. Kai kiemus padarėm, tai tuos kiemus čia yra didžiulis dalykas. Šitoje sumoje irgi yra kiemai. Didžiulis darbas. Kiemai yra šitoje Jeigu sumoje. Kiemai, viskas tvarkoja, aš pritariu pilnai tada. Bet tie keliai, ten naudojasi daugelis žmonių. Bet tie keliai, kurie dabar numatyti, Gal gali pakomentuoti maženiai, preidžiai ten. Oi. Ne, šitie ne. Ne. Tai gerai. Galiu pasakyti. Į tą sumą, kur dabar numatyta biudžete, yra ne tik tai kiemai numatyta, bet ir mes pastoviai turim netinkamas išlaidas, kurių negalima finansuoti kelių programos lėšomis ir apskritai tos lėšos bus naudojamos, taip atsižvelgiant į kažkokį tai poreikį. Pagrindiniai darbai tai yra kelių direkcijos su tom vadinamom kelių programos lėšom. Prioritetinė eilė, o kalbant apie valstybinę krypties, tai taryba padarė viską, ką galėjo ar privalėjo padaryti, išrinko prioritetus. Ar turim kokią konkrečią žinią apie šių metų vykdomus darbus? Nieko. Jonai, va taip.
Vadoklių. Taip. Prašau, Alfonsas. Aš dėl tiltų. Tai tiltas svarbu Liudynėje per Nevėžį, kur eina į Tautkūnų kaimelį, ir Berčiūnuose per Sanžylos upelį į bažnyčios pusę tiltas. Jis niekad gyvenime neliestas buvo. Aš prašiau seniūno, kad jis įtrauktų, nežinau, ar įtraukė. Dėl Berčiūnų tilto aš labai Per Sanžylę, per Sanžylę. Berčiūnų tiltas yra miesto ribos ir jis ten yra visą laiką ginčytinas, kieno nuosavybė yra. Miestas sakė ne mūsų. Tai va, ne mūsų tiltas. Bet ir miestas sakė ne mūsų. Reiškia, jį lieka tik uždaryta. Gerai, kreipsimės ir taip, kad išaiškintų kieno. Tai Rimai, gal galima vis tik dar kartą pasiaiškinti, kieno? Galima, bet greičiausiai reikalingas susitarimas arba bendradarbiavimo sutartis, kaip mes turim pavyzdį Kėdainiuose pakabinamą tiltą, kai dvi savivaldybės padarė, yra rezultatas. Taip reikėtų ir su šituo Berčiūnų tiltu turbūt su miestu tartis ir bendrai daryti, o kažkuri viena pusė jo nenori prisimti, nes yra išlaidos. Gerai, bandom. Bet tai jeigu sako, kad ne miestą, ne mūsų, tai kaip suprasti? Nu tai aš sakau įsiaiškinti. Kas dar turi kokių norų, klausimų, pageidavimų? Aš kol tarpas yra lempų keitimas. Yra kiek ten pinigų? 46 400. 46. Tai nežinau, gal kaip rezervą galima panaudoti. Jeigu ten pakeisim genėtinės dabar kokiais 3 lempus arba žyžmėsi, nereikia tokių dalykų daryti. Jeigu šviečia, dabar daugiausiai liko Panevėžio seniūnijoje tos senos lempos. Todėl ta suma tokia yra. Didesnėse gyvenvietėse. Jau ten pakeisti viskas. Nu tai va, sako, jeigu dar tokių, o jeigu ne, tai ten užsidega 2 valandom, ten ta lempa 100 metų, jeigu šviečia senoji. Kur visą parą? Miesteliuose, o kaimuose tuose nedega lempos. Gerai, aš dar turiu tada klausimas. Paliūniškė mokykloje, ten kiek pinigų mes numatėm, remontas už statybom? Kol kas Paliūniškio irgi nenumatėm, dar nėra baigtas projektas iki galo ir dar man ir visiems kitiems kyla abejonių dėl perspektyvos. Nežinau dar, kaip bus. Nu, bet mes buvom nutarę, kad perspektyva. Kaip čia pasakė? Po 3 metų galim turėti problemą. Didesnė tikimybė, kad galbūt planuosim, kad statyti reikės. Tai mes, jeigu taip šnekam, tai mes rajone aplamai problemų galim turėti labai daug visur. Kaip ir yra. Aš dar noriu tuo pačiu, tada, kadangi meras iškėlė klausimą dėl Paliūniškio, aš noriu paklausti, o Piniavai skiriam pinigus ar ne? Piniavai yra skirta apie 30 000 Bernatonių skyriaus patalpų remontui. Supratau. Ir Stimui tie 2 milijonai, ar čia mes turim įsipareigojimą prieš ką? Projektas. Gal 1000-mečių programą, bet mes buvom tau. Bet ten valstybės tik apeikos. Ne. Jau eina 3 metai. Mes finansuojam savo vaikų įsilavinimą. Visas finansavimas. O mes iš Stimo gaunam visus pinigus tada? Programa vyksta, kiek žinau, visus. Tai labą dieną. Tai mes taip ir buvom nutarę, savivaldybė įsipareigojo pati savo lėšom pastatyti Stimą, o ES lėšom už 500 000 įrangą nupirkti. Laboratorijas aprūpinti. Taip. Mes ir esame pareigoti. Nu, iki projekto pabaigos. Bet ar šie metam aš klausiu? Iki 26 metų balandžio mėnesio. Norėtume pradėti. Taip. 2 metus projektuojam. Ir įvardintas skaičius buvo 710 000 palūkanos. Paskolom palūkanom gražinti. Tai čia gražinimas pinigų. Taip. Ir procentai. Taip. Kiek mes dar turėsim likusių? Nebereikia jau. Galvokit klausimus, nes toj posėdį baigė. Girdit?
Milijoną tik tai 1 skolingi 222 esam. Gražinam kiek? Apie 612 be palūkanų. 612, liks pusę milijoną skolų, tai tikriausiai, kad Lietuvoje lyderiai. Patenkam tarp 3 mažiausiai pasiskolinusių savivaldybių. Kaip sakai? Tarp 3 mažiausiai Tarp 3 mažiausiai skolinių. O taryba dirbo gerai. Tai joks teigiamas rezultatas. Būčiau patenkintas, kad būtumėm labiausiai prasiskolinę, bet padarė daug darbų. Tai ko ne, aš prie to ir vedu dabar. Prie to ir vedu, aš ir klausiu dabar. Kodėl jūs dabar tiek nedarot? Aš galiu pakomentuoti, kai mes nuvažiuojame tam tikrus renginius, tai savivaldybės projektams yra tam tikra apribojimą skolinimuose, europinė projektam neribotai. Kai mes prieinam jau prie tikro skolinimuose ir prasideda žaidimai. Fiskalinės draudimės įstatymai ir visas velnis. Aš sakau, jau praeitą minėjau, aš šiandien dieną skolinčiau 10 milijonų be jokio galvos skausmo. Tai kiek mes šiandien galim pasiskolinti? Mes galim pasiskolinti 1,5% nuo viso biudžeto, kuris tada būtų deficitinis ir galim pasiskolinti tiek, kiek esam šiais metais nusimatę grąžinti. Tai dar apie dar, kiek čia gaunasi, 600 000. Ne, ta prasme, mes galim daryti biudžetą deficitinį ir tas būtų 1,5% nuo viso biudžeto, tai va tokios sumos galima būtų skolintis. Tai čia nieks ar net pata galimybės, kad kai kuriem europiniam projektam bus skolinamas šiais metais. Tada klausimų dar nėra. Kultūros centrai, kadangi aistros vyko praeitą tarybą, dėl kiek ten lėšų, aš pasižiūrėjau, labai beveik niekas neauga. Beveik niekas neauga palyginti su praeitais metais. Taip. Apie renginius ar apie pačią kultūrą? Kultūros renginių, aš žiūriu, kiek ten 3 milijonai kažkiek tai. Kultūros centram išlaikyti yra skiriama 3 milijonai. 300 000. Bet sakau, aš palyginu su praeitais metais, praktiškai neauga, man keista. Auga tik tai darbo užmokestis, kitos išlaidos jos yra panašiam lygiai kaip ir 24 metais. Išskyrus Ramygalą 100 000 auga. Kultūros centrui pačiam? Taip. Dėl 100 000 neginčiai, bet ten yra dėl jaunimo... Nes yra įsteigti 2 papildomi etatai. Nu tai gerai, viskas tvarkoj. Mobili jaunimo grupė susikuria jaunimo centre Ramygal, todėl suma yra gerokai didesnė. O kas liečia kultūrą, mes šiem metam skirsim labai daug dėmesio. Tikrai dabar nenoriu atskleisti visų tų kortų, ką mes planuojam, tai yra pakankamai sudėtinga situacija. Jeigu atsimenat, kontrolės akte svarstymai tam tikri buvo ir pastatai pustučiai stovi ir etatiniai darbuotojai per kelias vietas, taip kad mums galvos kaip didelis, bet mes tikrai siūlysim tarybai tam priimti rimtus sprendimus, kad būtų didžiulis pokytis kultūros srityje. Tai va, darbas bus didelis ir taryba. Jeigu bus pritarimas, mes jums pateiksim ir tikrai to, kaip yra, mes negalim palikti. Perskaičius kontrolės aktą. O dabar išjungia. Aš noriu pasakyti tik vieną dalyką, kad gerai, kad jūs ten patyrinėjot kontrolę, pasižiūrėję kultūros centrų darbą ir visą kitą, bet dabar iš tikrųjų sulaukiau ne vieną skambučio irgi. Yra tokių gan nuogastavimų įvairiausių, jie įbauginti ir sako, mes nežinom, kaip toliau bus. Ar čia mes iš darbo dar nebusim atleisti, ar čia mes liksim tik tai vienas tas centras, ar sujungsim, ar liksim tie kultūros centrai, kur ir buvom. Iš tikrųjų yra tokių visokiausių pastebėjimų, tai vat kaip iš tikrųjų bus. Gerai, struktūros nesvarstom, biudžetas, pinigai. Prašau. Ramygalos miestelio pagrindinių kapinių, pagrindinių 2 takų. Būtinai reikėtų žvelgti remontą. Remonto programa. Programa. Nu tai va, bet kas įtrauks? Prašiau seniūno. Pasiūlymus gali teikti ir tarybos nariai. Aš norėčiau, kad tarybos nariai rimčiau žiūrėtų į savo darbą. Nu po galais. Dabar kiekvieno kaimo 5 metrų šaligatvį jūs labai rūpi jo. Žiūrėkim viso rajono mastelio. Aš žinau, bet tarybos nariai turi atstovauti visus rajono gyventojus.
Tai kai mes pateiksim jom už milijoną šalygatvių, tad ką darysim tada? Nes visi nori šalygatvių. Kaip pavyzdys, Naujamiesčio mokykla pateikė visos vos ne teritorijos išgrindimą trinkelį. Ir vėl pradedam sukti galvą. Ką daryti? Ką daryti? O gal mokyklą apšiltinti? Kaip elgtis reikia? Bet plačiau žiūrėti reikia. Aš taip pat kaip Seimo nariam sakau, jeigu jau rūpi vaikiškas šampanas, jūs ne Seimo nariai. Merė, neteisybė sakot. Pažiūrėk, kiek Seimo narių rūpina šalygatviais ir trinkelėm. Seimo nariai. Tai Seimo nariai. Ką? Nu, kuo geresnį rasti. Ne. Aš tik noriu pasakyti, artėjam į pabaigą, kad biudžetas dabar, pagal dabartinis galiojančius teisės aktus, gali būti koreguojamas metų eigoj, nežiūrint kiek kartų. Todėl dabar pagrindinius rėmus mums reikia priimti, pagrindinius skaičius, kurie yra pateikiami priimti. Aš tikrai matau, aš nenoriu detalių sakyti, ir rezervų yra dar, kur galima perskirstyti. Aš nuodugniai perskaičiau ne vieną kartą. Tiesiai šviesis. Kur aš matau, bet aš šiandien susilaikau dar kol kas, galėsim paskui žiūrėti. Neteiksiu aš neraštu, aš balsuosiu už tą biudžetą, kuris dabar teikiamas yra pirmadienį, bet paskui eigoj mes galim jį koreguoti. Kai kur galima nuimti, kai kur galima galbūt dadėti, man gal taip atrodo, gal kitiem kitaip atrodo. Tai aš dar kartą noriu ką sakyti, kad ačiū už aktyvumą, ačiū finansų vedėjai už kruopštų darbą. Aš dar noriu pasakyti, kad biudžetas bus dar tikslinamas dėl to, kad yra gautos specialių tikslinių dotacijų, tai tiesiog ta apimtis vėl keisis. Tai Ar galiu? Taip, prašau. Labai gerai pasakė, yra rezervų biudžete. Yra. Kaip aš minėjau, sakau, mes nenorėjom priimti galutinio sprendimo ir iškart pateikti kaip projektą. Kaip aš kalbėjau, mes norim, kad ne tik mes, bet ir tarybos nariai matytų, kaip metų eigoje tie pinigai bus skirstomi po įvairiom įstaigom, kur ir kaip. Kai jūs nebūtų, jei kažkam numeta milijoną, jūs nebežinot, ką jie daro su to milijonu. Bet mes pasiliekam, kad tarybos nariai galų galia turi tam tikrą svertą, mes jūsų valiai paliksim tos pinigus. Ir tų rezervų, aš manau, mes tikrai atrasim ir daug kartų mes daugelį posėdžių svarstysim. Apie ką kalbu? Dabar reikia priimti toks, koks yra. Tai ką, ačiū visiems, labai ačiū skyrių vedėjams, ačiū vadovybei už darbus, kurie padaryti iki šios dienos ir renkamės kitą savaitę balsuoti dėl biudžeto komitetai. Taip? Datos aiškios, Rūta? Jau posėdžių datos aiškios? Thank you.